Jeigu jūs ieškote kompaktiško dydžio, komfortiško ir patogaus automobilio už prieinamą kainą, Citroen turi jums sprendimą. Tai yra antros kartos C3 Cross, kuris gali būti siūlomas kaip 5 vietų arba 7 vietų. Taip pat pirmą kartą be benzininės versijos dar galite pasirinkti ir visiškai elektrinę arba hibridinę versiją. Nesvarbu, kurią komplektaciją pasirinksite, jau standartiškai gausite pilnai LED žibintus ir dienos žibintus, kurie sudaryti iš 3 LED juostų. Taip pat gausite visiškai naują Citroen emblemą ir 3 naujas spalvas. Tai yra raudona, žalia ir mėlyna. Priekinėje dalyje rasime naujiems Citroen modeliams būdingas groteles, kurios yra panašios į atnaujintą Citroen logotipą. Pasikartojantis raštas tęsiasi ir ant automobilio ratų arkų. Kalbant apie šoninę automobilio dalį, čia rasime juodai dažytus veidrodėlių gaubtus, taip pat juodai dažytas durų rankenėlės ir juodos spalvos, baltos arba kėbulos spalvos stogą, kuris suteiks jums išskirtinumo. Taip pat su Max komplektacija galite gauti ir stogo skersinius, ant kurių bus užrašyta Citroen. Mūsų turimas automobilis yra aukščiausios komplektacijos ir turi 17 colių lengvojo lydinio ratlankius. Tačiau jeigu pasirinksite standartinę komplektaciją, jūs gausite 16 colių pleninius ratlankius. Jeigu modelio pavadinime rasite žodelį Aircross, tai reikš, kad automobilis yra crossoveris ir turi paaukštintą prošvaisą. Taigi galėsite drąsiai mesti taką dėl takelio ir saugiai pasiekti savo sodybą. Automobilio galinėje dalyje atsikartoja automobilio priekio dizaino elementai. Tai yra galiniai žibintai taip pat sudaryti iš 3 LED juostų. Čia turime apdailą, kuri atkartoja priekinės groteles ir taip pat matome naują Citroen emblemą ir automobilio modelio pavadinimą. Nors ir automobilio galinė dalis yra gana statmena dėl praktiškumo, aerodinamiškumo suteikia pridėtas nedidelis spoileriukas ir automobilio stogo išgaubtumai. C3 Aircross bagažinės talpa priklausys nuo to, kokią versiją pasirinksite. Jeigu pasirinksite versiją su 7 vietom, bagažinės talpa bus 330 litrų. Tačiau jeigu pasirinksite 5 vietų versiją, bagažinės talpa padidės iki 460 litrų. Taip pat bagažinėje rasime ir dvigubą dugną, kurį pakėlus gausime visiškai lygų pagrindą ir galėsite daiktus tiesiog nustumti. Bagažinės šonuose rasime 2 praktiškas dėtuves, o rečiau naudojamus daiktus galėsite paslėpti po dvigubų dugnu. 7 vietų versijoje gale sėdintys keleiviai gaus savo atskirai telefono įkrovimo jungtį ir puodelių laikiklį. Įsėdus į automobilį erdvės pojūtį suteikia šviesūs akcentai ir šviesios lubos. Bendras interjero dizainas yra minimalistinis ir modernus. Čia taip pat galime rasti ir liesti malonių medžiagų ir daug fizinių mygtukų, kurie yra itin patogus važiuojant. Kalbant apie juos, jie yra po ranka ir lengvai suprantami. Tačiau verta paminėti, kad tai priklausys nuo to, kokią komplektaciją pasirinksite. Kadangi standartinėje komplektacijoje šito ekrano negausite, turėsite tiesiog telefono laikiklį, o klimato valdymas bus valdomas ratukais. Dėl to rekomenduojama pasirinkti bent vidutinio lygio komplektaciją, su kuria taip pat kartu gausite ir Advanced Comfort sėdynės, tada jūs išnaudosite maksimalų komfortą, kurį gali pasiūlyti C3 Aircross. Multimedijos dydis yra virš 10 colių. Ji veikia greitai ir jos valdymas yra paprastas. Čia taip pat rasite Android Auto ir Apple CarPlay. Vairuotojai skirtas ekranas neturi įmantrių grafikų, tačiau čia visa informacija yra išdėstyta labai aiškiai ir ryškiai. Taip pat ekranas yra jūsų akių lygyje, taigi jums nereikės nukreipti savo akių nuo kelių, norint matyti pagrindinę informaciją. Pasirinkę aukštesnės komplektacijos automobilį gausite oda trauktą vairą, kuris yra įmantrių formų, dėl kurių jūsų kojoms atsiranda daugiau vietos. Automobilio salonas taip pat yra labai praktiškas. Čia galime rasti vietą pasidėti mobiliam įrenginiui, kuris taip pat čia ir krausis, jeigu pasirinkote aukštesnės komplektacijos automobilį. Čia rasime 2 puodelių laikiklius, na o čia dėtuvė jūsų smulkiems daiktams susidėti ir USB-C jungti, jeigu norėtumėte krauti telefoną laidu.
Porankis turi savo atskirą dėtuvę, centrinė dėtuvė taip pat yra labai erdvi, o šoninėse durise rasime erdves dėtuves. Jeigu jūs turėjote sunkią dieną, Citroen jums turi paruošęs staigmenų. Ant durelių galima rasti tokius smagius užrašus kaip Be cool, have fun. Na, o jeigu norėtumėte susipažinti su Citroen istorija, atidarę daiktadėžę, rasite Citroen populiariausių modelių atvaizdus. Gale sėdintiems keleiviams yra itin daug vietos, tačiau jeigu pasirinksite 7-vietę versiją, gale bus vietos tiek pat, kiek įprastame standartinėme C3. Gale turime komfortinės sėdynės, kaip ir priekyje, turime šviesių akcentų, čia taip pat galime rasti užrašus, kaip ir priekyje, tik čia jau bus Feel Good ir Be Happy. Taip pat rasime ir 2 telefono krovimo jungtis, kurios yra naujausio tipo Type-C ir 12 V jungtį. Verta paminėti, kad kojas galėsite padėti po sėdynę, taigi jausitės itin komfortiškai ilgoje kelionėje. Savo daiktus galėsite pasidėti atloče esančioje kišenėlėje, čia galėsite pasidėti savo mobilųjį įrenginį, na, o didesnius daiktus galėsite pasidėti čionai. Porankio gale dėja nerasime, tačiau rasime Isofix jungtis šoninėse sėdynėse. Jeigu planuojate važiuoti gale 3, čia drąsiai tilpsite. Tačiau ilgoje kelionėje nebus labai patogu, kadangi automobilis nėra labai platus, o pasidėti vietos kojom nėra labai daug. C3 Aircross jau standartinėje įrangoje turi Advanced Comfort važiuoklę. Tai reiškia, kad važiuoklė turi hidraulinių elementų, kurie buvo naudojami senesniuose Citroen modeliuose. Todėl komforto suteikia labai daug ir visomis sąlygomis. Ypač važiuojant mieste galėsite įvertinti tai, kad automobilis per kelio nelygumus važiuos itin sklandžiai, o per greičio kalnelius jūs nejausite diskomforto važiuojant. Mieste taip pat gelbės ir labai lengvai sukamas vairas. Jis padės manevruoti siauromis miesto gatvėmis, o galiniai parkavimo davikliai standartinėje įrangoje leis parkuotis žymiai paprasčiau. Įsigiję aukštesnės komplektacijos automobilį, gausite ir galinio vaizdo kamerą bei priekinius parkavimo daviklius. Jeigu įsigysite dar ir Winter paketą, tai gausite priekinius priešrūkinius, gausite šildomą vairą, stiklą ir sėdynės, kurie padarys žiemos rytus dar patogesniais. Advanced Comfort važiuoklės privalumus pastebėsime net ir važiuojant užmiestyje, kadangi kelio nelygumai visi sujungimai bus sugeriami nejunčiamai. Kombinacija Advanced Comfort sėdynių ir Advanced Comfort važiuoklės Citroen C3 Aircross padaro puikių palydovų ilgose kelionėse, kadangi jisai visiškai nevargina važiuojant ilgus atstumus ir užtikrina, kad visi keleiviai jaustųsi tiek saugiai, tiek komfortiškai. Įvažiavę į vingiuotą kelią įvertinsite tai, kad vairas yra lengvas ir tikslus, nors ir pats kėbulas gana ženkliai svyra posūkiuose, tačiau ratai nepraranda sukibimo. Todėl jis yra puikus ne tik mieste greitkelyje, bet ir vingiuotam kelyje. Citroen C3 Aircross siūlo gana plačią variklių gamą. Galite rinktis visiškai benzininį variantą su 100 arklio galių varikliu ir 6 pavarų mechaninė dėžė. Taip pat norintiems šiek tiek elektros galite pasirinkti hibridinį variantą su 145 arklio galių bendra galia ir 6 pavarų automatinė pavarų dėžė, kuri bus 2 sankabų elektrifikuota. Jeigu norite visiškai elektrinio varianto, Citroen taip pat turi jums pasiūlymą. Elektrinė versija turės 113 arklio galių su 44 kWh baterija, kuri pasikraus nuo 20 iki 80% tik per 26 minutės ir galėsite nuvažiuoti su pilna įkrova iki 300 km. Automobilis taip pat yra itin saugus, kadangi turi labai daug standartinėje įrangoje saugumo asistentų. Tai yra automobilis turi automatinį stabdymą, turi juostų palaikymą, autopilotą ir 6 oro pagalves. Taip pat užtikrina ir labai gerą matomumą visomis kryptimis. Su aukštesnės komplektacijos automobiliu gausite ir aklos zonos stebėjimo įrangą.
Taigi Citroen C3 Aircross yra puikus pasirinkimas ieškantiems komfortiško ir erdvaus automobilio kompaktiškam kėbule. Šį automobilį galite apžiūrėti ir išbandyti Stella Auto salonuose.